Sveiki. Hello, hello. Taip, ir dabar mes turime 4. mūsų vlogą, kurio metu mes atsakysim į jūsų užduotus klausimus apie Chill & Grillą. Važiuojam. O kam tau, Dėvi? Tu čia virinsi priekinius pusašius? Klausimas tau. Vytautas Butkus klausia. Ar Opeliai gali dalyvauti registracijoje? Labai subjektyvus klausimas, o ne pavadinkim. Tegul bando laimę. Mamos nuotrauką pridėti registraciją? Jo. Kitas klausimas yra Marku Šičkino. Ar galiu pasikviesti mamą? Ar mamai reikės bilieto? Be abejo, jeigu mama yra bilau, kiek pas mus 12, tu mažiau jaunesnė negu 12 metė, tada nereikia. Bet jeigu mama yra daugiau metų, tai tada teks. Klausia žmogus labai sudėtingo ir kompleksiško klausimo per 6 eilutes. Ar galima užsiregistravus ir praėjus atranką dalyvauti šofe atvykus antrą renginio dieną? Ir ar atvykus tik vienai dienai, nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro kaip šof dalyviui, bilieto ir dalyvio mokestis yra tas pats, kaip už 2-3 dienas į praktiškai kempingo zoną nesinaudojama. Tai kaip ten su tais bilietais? Va, su dalyvio mokesčiu tai jis bent kokiu atveju lieka tas pats, nes šiaip tas dalyvio mokestis įeina dar dalyvio paketas, kuriame bus marškinėliai ir daug šiaip dar visokio stafo, tai vien tas dalyvio paketas sudaro didžiąją dalį to dalyvio mokesčio. Plius tada kiekvienas dalyvis pretenduoja į prizus ir laimėjimo nominacijų. O dėl šeštadienio tai bus ta pati tvarka kaip praeitais metais. Jeigu tu nori dalyvauti įvairiose rungtynėse ir pretenduoti nominacijas, tai iki 11 valandos ryto šeštadienį tu turi jau stovėti šofe, jo, užsiregistravęs, pasiėmęs dalyvio paketą. Jeigu tu atvažiuosi vėliau, viskas tvarkoj, pasistatysi šofe, tiesiog jau tu negalėsi pretenduoti nominacijas, nes apie 12 valandą jau eis per visą šofą vertintojai jo ir jau rinksim tos pačius geriausius, atrinkinėsim į catwalką ir panašiai. Planas yra toks, kad tą visą komisiją daryti tarptautinę, kad ją sudarytų tiek lietuviai, tiek latviai, tiek estai, kad būtų... Dar kažkas čia. Jo, čia... Tiesiog, kad būtų kuo daugiau įvairesnių žmonių atstovaujančių skirtingus skonius. Tokia naujiena. Klausimas iš Edvino. Ar automobilis privalo būti sužemintas? Ar galima bandyti registruoti su plius minus tok išvaizdos automobiliu, tačiau retai sutinkamų gatvėse? Žiūrint, kas tas yra retai sutinkamas gatvėse. Jeigu tas automobilis yra pakankamai retai sutinkamas gatvėje, bet jis yra eilinis automobilis, tam clean look, jam tada be dropos neužteks, turi kažko unikaliau pasipuošti. Pernai siuntė mums BMW tipo 850, retas sutinkamas gatvė, bet čia yra BMW 850, kurių daug yra iš tikrųjų. Jeigu jis yra stock looks, visiškai standartas, tai aš nemanau, kad jis turėtų praeiti tą. Jo, šiaip dar vienas dalykas, kad reikia bent kokiu atveju turėti omeny, kad tai yra automobilių paroda. Tai nėra suvažiavimas retų modelių ar dar kažkas. Tai taip, yra klasika, kuri yra ten restauruota ar kas, ar atrodanti super. Tai į tokias mašinas įdomu žiūrėti, bet vien tai, kad automobilis yra retas, tai dar nepadaro jo tokiu, kad jisai galėtų stovėti automobilių parodoje. Ir dar ką pridėti, kad čia nėra Stenso paroda irgi. Kaip visi žmonės turbūt net ir iki šiol galvoja, kad čia yra Stens Fest, jeigu neturi ten strečio ratų, dropo ir viskas negalėtų važiuoti. Tai pernai nuotraukų albumas ir ten visi video parodo, kas buvo ir Mustangų buvo. Ten ir toli gražu nuo Stens automobilių, bet tiesiog tikrai retų, ekskliuzyvinių automobilių, gal ta žodis tinkamiausias, ne? 2015 laimėjo T1 busikas, kur tikrai jokio Stenso ten nėra. Tiesiog labai cool, restauruota, kokybiška, labai gerai atrodanti mašina. Deividas klausia, ar bulkas irgi ima? Tai buvo. Parodyk, kodėl turėtume paimti. Va. Pau, ne, čia reikia. Pau. Jo, tai labai daug buvo pernai nusiskundimų, kodėl nepaėmėm ten vieno ar kito žmogaus BMW E36. Čia kaip eilinis pavyzdys tiesiog. Jeigu, pavyzdžiui, norėtumėt biškai sužinoti statistikos iš pernai metų, tai buvo apie 500 anketų ir buvo atsiųsta 120 anketų BMW E36. Tai, mes nenorim padaryti tiesiog BMW mito Chill & Grilo ir mes norim daugiau įvairovės. Sudropinta kregždė su BBS, RS ratais, vieną gali paimti, bet kai atsiunčia dar 15 identiškų tik kitos spalvos ir po to pyksta, kodėl man jo paimėt, mano ne. Tai taip ir gaunasi. Soriukas. Tiesiog įdomesnė mašina. Dar vienas klausimas. Andžėjus klausia, ar priimam su motociklais?
Be abejo, jeigu tik Kokiais? turi ką parodyti, įdomiais, gražiais. Ne, ir tas su motociklais einam į tą irgi kaip ir su automobiliais, clean look, modifikuoti ir panašiai, tai labiau orientuojamės į tokius ten įvairūs boberiai, kafereiseriai ir panašiai, nes jie ideologiškai atitinka tų pačių automobilių modifikavimo tą pačią ideologiją. Girgėdai. Jo, nes, tai nebus ten kažkoks Harlėjus ar ten mega customas, kas, pas mus aktualu parodoj. Nes lygiai tiem patiems žmonėm, kurie atvažiuoja su tom mašinom, tai tokie motociklai labiausiai ir apeliuoja, tai iš tos serijos. Martynas klausė, ar galios ta pati taisyklė, kad jeigu automobilis tikrai vertas, jis gali patekti į show-off be išankstinės registracijos. Taip tariant, atvažiuoja vietoj ir įvertina. Esmė yra ta, kad vieta yra neguminė, vietų skaičius yra ribotas. Kad ir koks tavo automobilis būtų, bet jei tu atvažiuosi pavėlavęs, tu atvažiuosi nesiregistravęs ir vietos jam paprasčiausiai nebus, tai fiziškai neįmanoma bus pastatyti. Renginio metu mes tikrai turime ką veikti ir nelabai turėsim laiko bėgioti ir tikrinti, ar šitą mašiną priimam ar nepriimam. Mes, 5 asmenų iš 3 šalių tikrai nesidės komisija prie važiavimo ir nežiūrės kiekvienos mašinos, tai jeigu įmanoma tikrai atsiųskit anketą prieš tai. Jo, nes yra dar tas dalykas, kad tas automobilius mes susirinkam visą didelę krūvą žmonių ir labai įdėmiai viską žiūrim ir tas mašinas atrinkinėjam ir tikrai ten nelieks 6 žmonės žiūrėti kiekvieno šviežiai atvažiavusio, kuris patingėjo užsiregistruoti. Nojus klausė ir akivaizdžiai turi tą daiktą, apie kurį klausė. Jis klausė, ar dailiai paruoštos platintos skardos tinka show-offui. Bendro vaizdo klausimas. Jeigu batai tinka prie džinsų, viskas gerai. Haroldas klausė, kokia yra būtinybė mašinai, kad patektų į show-offą? Visų pirma, kad jinai būtų išskirtinė kažkuo stensas pas mus tame feste. O kas yra nestensas, tai arba retro, arba koks nors muscle caras, kažkas turi būti labai įdomus, galbūt kažkokia super gerai išpildyta lenktyninė mašina, kuri tikrai labai gerai atrodo ir daug dėmesio išvaizdai yra skirta. Daug variantų gali būti, nes esmė yra bendras vaizdas ir kaip tai atrodo bendram kontekste automobilių parodoje. Kalbant apie pasiruošimo parodai, priminkit, kad reikėtų nepamiršti apie ratus, durkių nusivalymą, išsiblizginimą ir taip toliau. Jo, tas dalykas irgi svarbus. Bet čia turėtų būti savime suprantama, nes čia yra paroda. Bet yra tas, vienas labai pavyzdys, kai buvom tam pačiam Lovas Base parodoj Latvijai. Tai buvo, eini, kad mašina išblizginta ten į dažus, vien nudažymas matosi kainavo ten 2000 eurų tos mašinos ir stovinai su visiškam pilkom baisiom padangom. Tai jau kai norisi pačiam ateiti su padangų juodintoju ir jam tas padangas nujuodinti. Tokia smulkmena tavo gali visus šansus ten laimėti kažkokią nominaciją sugadinti. Pas mus yra griežta politika per PM-us ir asmeninės žinutės mes mašinų neatrinkinėjam, atsakymų neduodam, nes tiesiog yra tam registracija ir ar siūst ar ne, atsakymas, jeigu tu nesitikras, tai tu siūsk. Blogiausia atveju gausi atsakymą ne. Į bilieto kainą įeina gyvenimas, parkingas, visos pramogos, kurias rasite šilo erdvėje. Ir patikimas į visas zonas, absoliučiai. Jeigu norite daugiau, pasidarykit tačką ir atvažiuokit su show. Jo, show-offo dalyviai turės tam tikras privilegijas. Tai kaip dėl registracijos į show-offą, tai registracija jau prasidėjo nuo balandžio 1 dienos. Ir jinai bus atidaryta iki gegužės 31 dienos ir tuomet iki gegužės vidurio mes jau visiems atsakysim absoliučiai 100% siuntusiems registracijas. Tiksliai man sorą iki birželio vidurio. O iki kada aš sakiau? Gegužės vidurio. Registracija iki gegužės 31, atsakome iki birželio vidurio vėliausiai. Biletai dabar yra po 30 eurų. Vietoje biletai kainuos 40 eurų, bet reikia turėti omeny tai, kad bilietų kiekis yra ribotas. Jis yra ribojamas ties 1500, nes praeitais metais jau buvo soldautas ir mes šeštadienį 12 ryto jau stabdėm bilietų pardavimą ir jau papildomą jų nebepardavinėjom. Tai iš anksto nusipirkti yra pigiau ir tuomet 100% busit garantuoti, kad pateksit į vidų. Ir... Linkas ten ar ten. Surasit. Geras klausimas buvo, kiek kainuoja bilietas tam, kas atvyksta su dalyviu. Iš tikrųjų, festivalis sulaukia labai didelio kiekio žmonių, tai atvyksti su dalyviu, turi pirkti bilietą vis tiek. Dalyvio bilietas yra dalyvių, kiekvienas svečias perka savo bilietą arba iš ankstinį, arba vietoje. Jo, nepriklausomai nuo to, ar tu su dalyviu ar ne su dalyviu atvažiavai. Dina čia.
Mes čia dinginėjom iškiai. Taip. Dar vieną dalyką prisiminiau apie bilietus mes šnekėjom, kas eina. Tai galit laisvai fotografuoti, filmuoti, nieks kamerų netiminės. Skėčius irgi galite atsivežti, jeigu lietus lytų, nes mačiau ant bilieto kitos pusės ten yra tokie draudžiamieji dalykai, tai iš tų draudžiamųjų galima skėčius ir galima filmuoti, fotografuoti. Filmuoti, fotografuoti iš tikrųjų pabrėžiam dėl to, kad galima, nes turim labai daug klausimų iš tokių, sakyčiau, gal pradedančiųjų fotografų, filmuotojų, operatorių, kad aš turiu savo Instagramo accountą, susikūriau vakar ir labai noriu atvažiuoti į festivalį jūsų pafotografuoti. Tai kadangi to daryti nėra draudžiama viso festivalio metu, galite fiksuoti absoliučiai kiekvieną akimirką nuo penktadienio 12 valandos iki sekmadienio 12 valandos, neišjungdami nei fotografų, nei fotoaparatų, nei kamerų. Noriu pasakyti, kad akreditacijas paleisim akreditacijoms anketas gegužės 1 ir jas laiko turėsite užpildyti iki gegužės 31, tai reiškia 1 mėnesį. Ir prioritetą skirsime tiem fotografam ir tiem operatoriam, kurie iš tikrųjų, kurių darbai duos pridėtinę naudą pačiam Chillangrilui ir kurie tiesiog moka dirbti kokybiškai ir moka parodyti tą festivalį taip, kaip mes jį matome dirbdami 8 metus iš eilės. Žodžiu, visą mediją, kuri yra verta dėmesio, galite rasti mūsų puslapį chillangrill.lt. Tai kitaip tariant, jeigu norit patekti, tai pasistengit parodyti, kad esate verti akreditacijos. Turime labai fainą būrį ilgamečių partnerių ir naujų partnerių, kuriais džiaugiamės. Ir žinom, kad visą laiką atsiranda tokių, kurie nori prisijungti prie festivalio ir kartais nedrįsta parašyti. Tai jeigu turit idėjų, minčių, variantų, norite įsteigti prizą, galvojate apie rungtis, visą laiką galite rašyti info@jdm.lt, jdm.lt. Jo, ir turėkite omeny, kad nedarykite to paskutinę akimirką, nes neteikit birželio 1. Galite ateiti birželio 1, bet faktas, kad mes jums galėsime skirti labai nedaug dėmesio, nes bus likę iki Chillangrillo 3 savaitės ir mes tikrai būsime paskendę darbuose, todėl ateikit dabar, laukim. Jau gali kvėpuoti, jau gali kvėpuoti. Su pavaду 15? Nėra 16. Aš mane 2.15 pačiai. Kažką apie restrictionus. Čia tos... Apie restriction. Apie tai, ką sakom, ne. No. Ne, kaip japoniškai. No. Dabar šiek tiek apie tuos dalykus, kas galima, kas negalima galbūt festivalyje ir irgi daug klausimų pastovi, ypač arčiau festivalio datos kyla. Tai alkoholis. Stipriųjų alkoholinių gėrimų į festivalį įsivežti negalima. Galima įsivežti tik tai kiekvienam žmogui iki 2 litrų silpnųjų gėrimų. Tai būtų arba alus, arba sidras. Ir jie negali būti stiklinėje taroje. Ir stiklinės taros mes irgi visiškai neleidžiam. Jeigu ir kažkokią mineralinio ar kažkokių sulčių stikliniai tarai, tai jos į vidų įsinešti negalėsite. Ginklų negalima? Narkotikų. Bus šuo. Kas čia dar griežtai yra draudžiama viduj ir šalia festivalio teritorijos visokius burnautus daryti. Naktim ten bandyti važiuoti svečiams į renginio teritoriją, važinėti su mašinom. Bus laikas šaudyklai, pašaudysit ir nešautuvais. Ar festivalį galima atsivežti šeimyną, vaikus ir augintinių? Taip, augintiniai visą laiką welcome, mes šitų dalykų neribojame. Šeimyną irgi welcome. Šiemet dar turėsim tokią mini naujieną, tai atskiras ramusis kempingas. Family campas. Family galbūt kempas, jo, kuris bus skirtas būtent norintiems tikrai ramiai pačilintas 3 dienas. Laurensas klausia, ar užsiregistravęs ir patvirtintas dalyvis turi priėjimą prie visų rungčių festivalio metu, ar reikės atskirai užsirašyti kiekvieną? Ne, užsirašinėti papildomai niekur nereikės, tai visi absoliučiai dalyviai, kurie atvažiuoja laiku, jie automatiškai gali pretenduoti į visas nominacijas. Taip pat gali visi dalyviai dalyvauti limbo, orinių pakabų rungtyje, gali dalyvauti absoliučiai visi su oriniam pneumatiniam pakabom. Kas apie catwalką, tai komisija pati atrinks automobilius, kurie dalyvauja catwalk'e ir jiem jau asmeniškai bus apie tai pranešta. Bet šiaip į visas rungtys papildomų registracijų jokių nereikia. Gediminas Džiza klausia klausimo susijusio su Chillangrill ir JDM veikla beprotiškai fantastiškai stipriai. Jis rašo, taip ir neišgirdau tikslaus atsakymą iš JDM LT komandos. Su kuo mieliau kovotumėt? 100 anties dydžio arklių ar 1 arklio dydžio antis? Džizai, lengvesnio klausimo negalėjai užduoti. Aišku, kad su 100 anties dydžio arkliuku. Čia visiems savaime suprantama. Aš taip pasirinkau kokius
3 auginti. Žiauriai būtų faina, bet 3 dantės dydžio arkliukai. 9-7 lieka, tai čia nėra ką veikti. Laurynas klausia, ar bus šiemet normali muzika. Laurinai, muzika bus. Baigiam viską iš 4 blogo. Baigiam atsakinėti klausimus ir tuo pačiu galite jau laukti 5 vlogo, nes buvome Lietuvos JDM sostinėje. Jeigu žinot, kas čia tokia, tai mes buvom pas Dogį Prienuose, tai laukit, bus tikrai įdomus vlogas. Ką, metas baigti 4 vlogą ir važiuojam pas Dogį. Čekas, pas Dogį atsam.